Taigi trumpa apžvalga nedidelio siuntinuko iš Korėjos po ilgesnės pertraukos šiais metais. Tai kągi aš dabar užsisakiau. Taigi užsisakiau, šitas buvo gautas iš Europos, bet Rygos švietimo centre jis gulėjo, tai va sudėjo man į vieną siuntinį. Čia yra vyriška dušo želė, jūs jau esate matę. Taip, toliau kągi, užsisakiau multivitaminus, tai yra mineralai, vitaminai, kaip sakoma, ir visi kiti reikalingi žmogui mikroelementai, kad organizmas iš tikrųjų veiktų ir funkcionuotų be jokių sutrikimų ir daugiau skirta tiem žmonėm, kurie mažai valgo daržovių. Taigi dabar pasižiūrėkim, kaip čia atrodo. Taigi va matot, yra skirtingos kapsulės, nu čia ne kapsulės, kaip tabletės turbūt. Tai va gerime 2 ryte, 2 vakare. Tai ryte raudona ir žalia, o vakare violetinė ir geltona. Tai va, šitoj pakuotėje yra 240 taip šitų tablečių. Tai praktiškai išeitų kažkur turbūt porai mėnesių. Na tai ką, aš jau dar nesu naudojusi, tai pirmą kartą užsisakiau, tai panaudosim, pasižiūrėsim. Kągi čia dar turiu? Taigi čia yra mūsų, kaip sakoma, šveitimo padeliai. Tai aš jums parodysiu, kaip jie atrodo. Aš turiu prasidariusi vieną. Tai va, matot, va šitaip jis atrodo ir yra iš 2 pusių. Viena pusė yra tokia truputį, va, kaip sakoma, grubesnė, o kita pusė yra va tokia švelnutė ir puikiai labai nušveičia negyvą veido odą. Su šita stambesnė pusė nusišveičiam, o su šita pusė nusivalom. Iš tikrųjų labai puikus produktas, aš naudoju, tai va ir mano merginos, irgi kai kurios jau paprašė užsakyti pasibandymui, kad žinotų, ar tinka ar ne ir kaip atrodo. Tai va, puikus produktas, jeigu kam reikia, tai dar vieną turiu, kaip sakoma, atliekamą, galėsiu kažkam tai perleisti. Taip, toliau, kągi mes čia dar turime. Dar turiu, taigi nusipirkau įdomų dalyką, yra rudas kremas, čia yra baltas kremas, apsauga nuo SPF. Tai va, turiu aš jį ir rudą prasidariusi. Tai va, čia va matot, va toks tonas yra rudas, o čia yra visiškai baltas, tai gal iš tikrųjų ir truputį gal bus ir geriau, pasibandysiu, aš pasižiūrėsiu, nes tai pabandysim truputį paspausti. Va, oi, matote, va, baltas visiškai ir labai puikiai tepasi ir aš tikiuosi, kad gal neteps rūbų, nes kiti tokie toniniai kremai patepa rūbus. Taip, pabandysim pasidėti šoną, sunaudosim. Taip, ir toliau, kągi dar užsisakiau. Taigi užsisakiau kelioninį rinkinuką. Tai va, puikus kelioninis rinkinukas, tinkantis ir lėktuvai, bagažui ir kaip sakoma, neužima daug vietos. Ir kasgi jame dabar čia yra. Taip, trumpai apžvelgsim, atidarysim, labai patogiai kosmetinę. Iš tikrųjų, vas naudojus produktus, galima naudoti kitus produktus susidėti kosmetinę. Taip, ir kasgi čia yra? Taigi, va, matote, šampūnas yra. Taip, yra kondicionierius, Herbal šampūnas ir kondicionierius. Toliau, kągi mes čia turim? Va, kūno losjoną. Kągi dar turim? Turim dušo želė Herbal. Taip, pasižiūrim, kasgi čia dar yra. Taigi, prausimosi putos ir giliai valanti priemonė veidui. Tai va, puikus šitie 6 produktai telpa į tokią gražią kosmetinę. Tai jeigu kažkas norėtumėte iš tikrųjų užsisakyti korejietiškos produkcijas ir ją išsibandyti patys, tai parašykit man, papasakosiu, kaip ją užsisakyti, kaip prisiregistruoti nemokamai, nes visą tai nekainuoja registracija, nereikia kas mėnesinių pirkinių daryti, nereikia, kaip sakoma, startinių paketų pirkti. Žmogus užsiregistruoja į elektroninę parduotuvę ir jis perka produktus tokius, kokius nori. O Korėjos parduotuvėje iš tikrųjų yra apie 600
pavadinimų. Ne tik grožiui, ne tik sveikatai, ne tik namams, rūbai yra, indai, yra visokios kitokios brošiūros, bukletai ir taip toliau. Na, o jeigu nedarant užsakymą iš Korėjos, tai yra Europoje atidaryta, Vokietijoje parduotuvė, tai ten turime apie 60 pavadinimo produktų, kuriuos iš tikrųjų galima irgi pačiam išsibandyti. Tai jeigu merginos ir moteris tikrai norėsit, kuri pasibandyti, išsibandyti produktus, nes produktai iš tikrųjų labai puikus, tai parašykit man.